Sportinio ėjimo varžybas jau 20-ąjį kartą organizavęs šio renginio direktorius Kęstutis Jezepčikas džiaugiasi, kad per tiek metų į Druskininkus jau yra atvykę sportininkų iš įvairiausių Europos valstybių. Pačiam kažkada, kai baigiau sportuoti, tekdavo važiuoti daug tarptautinių varžybų, tokie miesteliai organizuodavo panašus renginius. Pabandėm Druskininkuose, ta idėja kažkaip prilipo. Yra geranoriškas visų nusiteikimas, visi padeda, sakysim, vietos verslininkai, savivaldybė. Žmonės nori atvažiuoja, vaikai eina po varžybų maudytis į parką, viskas šaunu, tai reikia entuzijazmo ir viskas gaunasi ir oro. Jauniesiams sportininkams tai didžiausias paskatinimas prizai ir maudynės akvo parke, o vyresniems sportininkams tai yra prestižo reikalas dalyvauti šitose varžybose, tapti Lietuvos čempionato prizininkais. Tai tie, sakysim, mūsų stipriausi ir laimėjo šį kartą čempionatą. Jubiliejinėme sportinėme renginyje šiais metais buvo organizuotas masinis ėjimas mažiesiems ėjikams. Savo jėgas 1 kilometro trasoje išbandė 86 moksleiviai. Tai naujovė ta, kad gal mes įvedėm tokį masinį ėjimą vaikučiams Druskininkų, maždaug 4-5 klasių, kad jie šiandieną praleistų sveikai, pasportuotų. Mačiau ir daug tėvelių buvo su atėję. Vaikai pasportavo, manau, turės gerą savaitgalį. Atitraukim kažkiek juos nuo kompiuterių. Ir daug yra dalyvių iš Druskininkų ir jie noriai įsitraukė šią veiklą. Tai aš sakyčiau, kad gal irgi rekordiškai dalyvavo, ypač mažų vaikučių, kai paskutiniam dienom per treniruotės jų daugėdavo maždaug kiekvieną dieną po 5 ir visi norėjo dalyvauti. Tai čia tradiciškai tai būna, o ar jie po to taps sportininkai, sakysim, ir sieks aukštumų, tai parodys gyvenimas. Praktika tokia yra, kad iš masiškumo atsiranda ir talentingų vaikų yra ir kažką pasiekti ir sporte, ir gyvenime. Ėjimo varžybų dalyviai rungėsi 1, 3, 5 ir 10 km distancijose pagal amžiaus grupės. 1 kilometro atstumą greičiausiai įveikė ir nugalėtojais amžiaus grupėse tapo Sandra Laurynaitė, Daumantas Liutinskis ir Austėja Kavaliauskaitė. Jaunių berniukų, gimusių 1995–1996 metais, nugalėtojų tapo Vadimas Lomonosovas iš Baltarusijos, kuris 5 km atstumą nuėjo per 23 minutes ir 7 sekundės. 1993–1994 metais gimusių merginų amžiaus grupėje nugalėjo Marlina Chojecka iš Lenkijos, 5 km įveikusi per 24 minutes ir 27 sekundės. Veteranų amžiaus grupėje nugalėtojų tapo Arūnas Klebauskas iš Alytaus. Jo rezultatas – 5 km per 22 minutes ir 50 sekundžių. 10 km greičiausiai per 43 minutes ir 16 sekundžių nuėjo Edgaras Gečis iš Latvijos. Jaunių merginų 3 km distancijoje pirmąją vietą iškovojo Živilė Vaiciukevičiūtė, trasą įveikusi per 14 minučių ir 30 sekundžių. Vos kelis metrus atsilikusi nuo nugalėtojos, antroji finišavo Živilės dvynė sesuo Monika. Merginos džiaugiasi, kad jas abi jungia tas pats pomėgis ir jos visuomet viena kitą palaiko. Labai gerai, puikiai. Labai geras jausmas ateiti pirmai. Iš tikrųjų stengsimės daugiau geresnių, kad rezultatai būtų. Puikus oras. Kaip tik sportui, tai padarėm viską, ką galėjom. Nežinom dar laiko, bet tikimės, kad būtų asmeninis. Kai sesutė eina pirma, pavyzdžiui, aš ir tai jai nors irgi šalia manęs, kad ir jinai parodyti, ką jinai gali, tai taip kažkaip ir išėjo pirma, antra dabar visą laiką. 3 km jaunių berniukų amžiaus grupės nugalėtojas Robertas Golavskis iš Lenkijos treniruojasi jau nuo ankstyvos vaikystės. Druskininkų sportinio ėjimo varžybose vaikinas dalyvavo jau ne pirmą kartą ir visada džiaugiasi galimybę čia atvykti. Sportininkas 3 km distanciją įveikė per 14 minučių ir 3 sekundės. Trasa jest dosyć wymagająca, trudna, ale ogólnie... Trasa pakankamai sudėtinga, bet pats renginys labai puikiai suorganizuotas. Kai startavome, buvo labai geras oras. Manau, dalyviai šiandien pasieks daug gerų rezultatų. Tu jest dużo zrobionych, dużo dobrych wyników. 3 lata temu, jako dziecko małe,
Startowałem tu na 1 kilometr. Prieš 3 metus startavau 1 kilometro rungtyje vaikų grupėje. Tuomet man irgi gerai sekėsi, laimėjau 2 vietą. Man patinka čia atvažiuoti. Druskininkai labai puikiai vieta. Naprawdę fajne miasto. Ja już trenuję od małego, kiedy byłem od najmłodszych lat, ponieważ mój tata jest moim trenerem. Treniruojuosi nuo mažų dienų, mano tėtis yra mano treneris. Sportuoti pradėjau vos išmokęs vaikščioti. Man labai patinka ši sporto šaka. Tikrai verta dalyvauti tokiose varžybose ir parodyti, kad ne veltui tiek metų treniravaisi. Na takiej imprez właśnie się warto przyjechać i wystartować. Naprawdę fajnie trenuje się, a później można pokazać, co się zrobiło przez te wszystkie lata, co się trenowało. Lietuvos 10 km sportinio ėjimo čempionate dalyvavo ir stipriausi Lietuvos olimpiečiai. Tarp moterų 10 km pirmoji įveikė Brigita Virbalytė, pasiekusi asmeninį rekordą ir geriausią Lietuvos sezono rezultatą – 44 minutės ir 17 sekundžių. Lietuvos čempionė šioje distancijoje ji tapo jau 3 kartą. 4 kartą Lietuvos 10 km čempionatą tarp vyrų laimėjo Marius Žiūkas, pasiekęs geriausią Lietuvos sezono rezultatą – 40 minučių ir 59 sekundės.